Žiūrėjau. Nu, beveik kils. Pavarėm. Kokios nuotaikos operatoriui pasakyti? Nežinom rezultatų, nežinom gražios. Bet, nu ką, pabaladojom tų kojyčių, pušliukų po truputėlį. Mažai, dydžiai irgi maži, bet toks metas. O, jie čia sau tyliai, ramiai. Ir šumpavę, šuojų. Šuojų rankų. Kalnai pai. Dabar pagaudysi. Gaudysi, aš jau matau. Eikis. Kaip nebuvę. O patirį kaip saugiau. Jūsų bus 2-2. Alės. O? 1-7-5. Tu nueisi pakį. 2-1-6-5. 7-5. 7-5. Pirmi įspūdžiai. Puiku, kol kas pirmaujam. Labai daug įtampos, daug streso, kol kas gyvenam nežinioj. Laurinas buvo pagavęs santį, bet jis pats papasakos. Yra. Prašau. Prašau. Daivarai, tu savo sukupio, kaip Andras Lodas. Man 5. Kiek? Man 5 ant 20. Va čia tai brimbenis atskrėjo. Karšiuką priparkavo ant čia. Gali buvo. Čia ir bus pirmi. Nu. Blemba, bus kokie dabar. Jeigu yra mūsų 2-1-7-5, tai jau bus 1-2-1-7-7. Lauk, dar yra. Čia nebus, žinokit, tada. Čia dar vienas Apgailestauju. Apgailestauju, bet bus 3. žiobrys čia koksai griežtas. Nu, čia, žinokit. Nu, jo, sakiau, dviejų nebus. Kas garbingo antroji vieta? 1-8-40. Būtum ištraukęs tą, kur nuėjo. Dar paleista? Tam ties. Ne, nu bet Nu tai gražus, kad padarysi. komentarai. Na, kaip čia komentaras? Yra karščiai. Yra karščiai. Karščiai. Pristatom Lauriną, turbūt būsimą mūsų klubo narį, kuris su mum jau įsijungė į mūsų bendrus čatus, bendrus reikalus. Nu, ir šiandien mum gražiai išrašė malkų visiems. Kaip debiutui pavyko pasirodyti gan neblogai. Su kolega pavyko pelnytai pasiekti pirmąją vietą. Keliais šimtais gramų, bet pavyko. Tai labai faina, smagu, kad pakvietė būti klubo nariu. Tikėkime, kad rasime laiko ir mokinsimės kartu žvejoti tos banditiškus karšius. Tai smagi proga, varžybos, kuo galim dar pasidžiaugti? Tona karšių. Tai tona karšių kitiem metam. Kolegos, kiek? 1,5? Nu, tai klubas auga, turėtų tikslai didėti. Tai kalbant apie tą klubo augimą, tai
augam tik tai irgi jūsų dėka, tai visi, kurie žiūrit YouTube kanalą, nepamirškit prenumeruot, skaitykit straipsnius, šiemet 100 jau berods, turėtų būti daugiau straipsnių per Tai jau metus. antri metai iš eilės, Nu, tai 100 ir virš. Tai kitais metais tikriausiai bus daugiau. Tai visus mielai prašom tęsti, ką darot, skaitykit, mėgaukitės. Na, mes pabandysim pasistengti savo ruoštų pasidalinti tą emociją, kurią mes patiriam visi būdami čia. Nes vėlgi žvejyba tai yra žvejyba, bet laikas su draugais yra neįkainojamas. Gamta, malonumas, kažkas vau. Tai džiaukimės visi, ką darom ir būkim vieningi. Ačiū. Tai Giedriu, koks veiksmas šiandien vyko, kur mes esame ir ką mes šiandien nuveikėm čia kaip klubas? Klubas uždarinėja metus, varžybėlėm nedidelėm, Kapitoniškės, gruodžio 29 diena. Gan neįprastas laikas, kaip vidurio sezono žiemos pabaiga, galim sakyti, iš vakarės dienos iki naujųjų, dar vis sėkmingai gaudom tęsim atviro vandens sezoną. Giedriu, kokie buvo šie metai mūsų klubui Dream Bandits? Kaip juos vertintum, kur dalyvavom, ką nuveikėm, ką patys organizavom, kaip sekėsi dalyvauti patiems varžybose? Šiemet buvo didysis augimas, pradedant nuo to, kad mūsų pačių klubo varžybose narių drastiškai padaugėjo. Ten pavasarį kiek buvo? 20? Ne, arti 20. Arti 20. Mhm. Paskui jau kaip desantas buvo į komercinės varžybas, visą krūvą. Daugiausiai čia mūsų 4 į Starfish ėjo, Maveriaugi visose lygose. Ir mums gan neblogai sekėsi. Mūsų didžiausios žvaigždės Richardas Tenenė, kur už kadro yra. Nerijus Šarkauskas ir Tomas visai neblogai irgi, ar ne? Taip, Maveryje ten iki paskutinės minutės galėjo būti čempionas. Dalyvavom Starfish'e. Ten irgi netruko dramos, po pirmos dienos buvo vienaip, po antros kitaip. Taip. Gal gali prisiminti kokias? Nu, mes su Ernestu tai gavom, tai už ką mokėjom. Po pirmos dienos tai dar buvom jautėmės vyrai, buvom 3 zonoje, tai dar viskas buvo mūsų rankose. O paskui atsistojo antrą dieną viskas į savo vėžės. Mums irgi buvo su Richardu, mes dviesi su Richardu tandeme gaudėm, buvo užaugęs sparnai po pirmos dienos, antrą dieną. Aš kaip nerūkantis pramokau rūkyti šiek tiek, kartais žvybose tai praverčia. Ir ką darysi, patirtis bet kuriuo atveju yra naudinga. Giedriau, tai jau kokie kiti metai? Vėlgi, žiūrint iš klubo perspektyvos, ar žengsim didelį žingsnį į priekį, ar patys organizuosim varžybas, ar dalyvausim čempionate, kokios mintis apie ateinančius metus? Na, šiemet jau tapom oficialiu klubu, tai jau irgi žingsnis didelis į priekį. Turim 12 oficialių narių. Kitąmet planai yra sudalyvauti Lietuvos čempionate antroje lygoje. Tai jau, sakykime, su vyrais pasišpaguoti, ne šiaip kur nors pakampiai. Na ir mūsų klubo sekėjams, tiek YouTube kanalo, tiek Facebook'o socialiniuose tinkluose, tiek mūsų svetainėje, tai kitiems metams taipogi stengsime paruošti kiek galima daugiau naujienų, kadangi mūsų ratas plečiasi, galvų daugiau, idėjų daugiau, minčių daugiau, tai visą tai turėtų virsti materialiu kūnu. Ir nežinau, tai kitiems metams koks galėtų būti palinkėjimas tada mums visiems, ir ne tik visiems Lietuvos žvejams, ne tik mūsų klubui. Raskit laiko žvejoti. Ačiū labai, iki kitų susitikimų.